paklauski, tik priglaus ir savo širdimi pajaus, ką kalba virpanti širdis. Aiškiau už ją nepasakys, nei žodžiai ištarti balsu, nei akis veriančio žvilgsniu. Priglaus kaip glaudžia artimi ir kalbink širdimi. Šiais žodžiais noriu pradėti mūsų karaoke vakarą, kai kalba širdis. Aš Pagirių kaimo bendruomenės pirmininkė Rūta Pusvaškienė ir mano sesuo Rasa Lebedievienė būsime šio vakaro šeimininkėmis. O taisyklės tokios. Kiekvienas ant savo stalelio matote numerį. Tai bus jūsų komandos numeris. Kiekvienas stalelis turi turėti komandos pavadinimą. Ir dabar pas jūs ant stalelių yra baltos lentelės, į kurias turėsit ir surašyti komandos pavadinimą, komandos kapitoną, pasirinktos dainos atlikėją, ekspromtų dainos atlikėją ir vertintoją. Kad būtų lengviau išsirinkti, aš pasakysiu, ką kiekvienas vaidmuo ir ką kiekvienas pasirinkęs tą vaidmenį turės daryti. Taigi, pirmasis. Komandos kapitonas, žinoma, organizuotas, mokantis sakyti tostus ir visų gerbiamas. Turės atstovauti komandai balsavimuose ir pasakyti tostą. Antrasis, ekspromtų dainos atlikėjas. Pageidautina, drąsus, išvaizdus ir labai norintis dainuoti. Turės pabandyti sudainuoti dainą, būdamas prie šio mikrofono jau čia scenoje. Trečiasis, pasirinktos dainos atlikėjas. Pageidautina, nors kartą bandęs dainuoti. Ir galinti savo balsu nurungti kitus priešininkus. Turės sudainuoti pasirinktą dainą iš sąrašo, kuris yra pas jūs ant stalo. Taigi, raudonas sąrašas dainų, 108 dainos iš abiejų pusių, tikrai išsirinksite reikalingą savo dainą. Na ir ketvirtas vaidmuo – vertintojas. Turintis humoro jausmą, akylus akies šeimininkas, sugebantis išvelgti tai, ko nemato kiti. Turės vaizdžiai apipasakoti priešininkų komandos ekspromtų dainos atlikėją. Tai mūsų dabar komandoje yra labai daug gražių merginų, gražių vaikinų. Mūsų būtų ekspromtų dainos atlikėjas, reikia vardinti kas? Taip, Vytautas, pasirinktos dainos atlikėja. Prašom, atsistov, pasirodykit. Pasirinktos dainos atlikėja Viltė, prašom, pasirodykite. Visur dalyvauja konkursuose, tikrai manom, kad nugalės. Dabar ką, tai vertintojas bus Milda, prašom, labai šmaikšti, kad gerai vertinčiau. Protinga ir labai teisinga. Na ir komandos pavadinimas. Komandos pavadinimas nusprendėm, kadangi pas mus yra beveik visi daktarai arba prijaučiantys, tai daktarai. Puiku! Paplojam antrajam staleliui ir antrajai komandai pavadinimu daktarai. Na ir keliaujame prie pirmo stalelio. Ar jau esate pasiruošę? Taip, noriu matyti kapitoną. Kapitonė bus aš Agnė Žemūžė. Puiku. Ekspromtų dainos atlikėjas Neringa. Puiku. Pasirinktos dainos atlikėjai būsim aš ir Rugilė. Taip, o vertintas? Vertintas Neringa, kadangi Neringa labai šviesų žmogus. Gerai, o dabar jūsų komandos pavadinimas? Kaip? Komandos pavadinimas Linksmučiai. Puiku, paplojame šiai pirmajai komandai. Ir mes keliaujame prie stalelio numeris 3. Esame iš Vilniaus kaimo, mūsų pavadinimas Vilniaus sopranai, kadangi daugumai Vilniaus pavadinimas sopranai. Ekspromtų dainos yra emocioninė. Prašom pasirodyti. Puiku. Pasirinktą dainą norėčiau dainuoti aš ir norėtų dainuoti vaikinukas, tai nežinau. Tai vaikinuką turim įvardinti. Marius. Puiku. O vertintojas bus dziudo trenerė Čiūčianėlė. Puiku. Ir mes keliaujame prie stalelio numeris 4 ir aš labai norėčiau matyti komandos kapitoną. Na, prašau pristatyti savo komandą, nes matau tikrai pasiruošę
atlikėjos. Taip, mūsų komanda vadinasi Atsipūtę hipiai. Aš mūsų komandos kapitonas Šarūnas. Ekspromtų dainos atlikėjas Vilius. Malonu. Taip. Pasirinktos dainos atlikėjas visa komanda. Vienas įvardintas turėjo vis tiek būti. Kuris mikrofoną turėjo? Vilius ir komanda. Tebūnė Vilius ir komanda. Vilius ir komanda bus, taip? Vertintojas yra Aldona. Malonu. Na ir pavadinimas jau pasakė. Taip, pavadinimas. Puiku. Paplojam šiam puikiam staleliui. Puikių pavadinimų. Ir mes keliaujam prie stalelio numeris 5. Ir norime matyti jūsų kapitoną. Kapitonas tai aš. Na ir Mūsų komanda vadinasi Duokim garo. puiku. Toliau jūs kapitonas, kas toks? Esu Jolita, Zapyškio bendruomenės narė. Labai malonu. Na ir toliau. Ekspromtų daina pasime pasirinko dainuoti. Tai dar galvojam, tikriausiai va jaunimui duosim pasireikšti, austėjai. Labai prašytume, kad įrašytume. Taip, įrašykit. Jeigu jau austėjat, tai tada O austėjat. pasirinktą dainą gal mes čia dviese su Lina atstovausim prieš vieną. Kad įrašykit. Na ir vertintojas. Vertintojas Lina. Reikalingi šioj salėj dar 4 dalyviai, o jie bus komisijos nariai. Ir aš dabar savo nuožiūrą išrinksiu, kuris komisijos narys ką darys. Taigi, prašau pas mane šitą damą. Jums teks į šią dėžutę surinkti mėlynasias korteles. Dabar pažiūrėkit, pas jūs kiekvienam ant stalelio yra 4 mažosios kortelės. Jose yra mėlynoj kortelėj vertintojas, raudonoj kortelėj ekspromtų dainos atlikėjas, baltoj kortelėj komandos kapitonas ir rudojoj kortelėj matome komandos pavadinimą. Taigi, jums su pasitikėjimu įteikiama raudonoji dėžutė ir jūs vakaro pabaigoje turėsite paskelbti, kas šio vakaro metu taps pats geriausias ekspromtų sesijos dalyvis. Na ir dabar man reikalingas baltasis komisijos narys. Jums teks vakaro pabaigoje paskelbti verdiktą, kas bus šio vakaro pats geriausias kapitonas. Na ir liko, kaip ir visada, paskutinis rudasis aukso spalvų, rudens spalvų narys. Na, jums vakaro pabaigoje tenka labai puikus verdiktas paskelbti komandos pavadinimą. Tai yra labai paprasta ir labai jokių problemų nesudarantis. Na ir kad taip jau buvo baisu, prašau prisistatyti, kas toks esam. Giedrius. O iš kur esate ir ką veikite, ką darote? Iš Zapyškio mokaus. Puiku. Na, mūsų mėlynasis komisijos narys. Rūta. Iš kur esate, ką veikite, ką darote, išsamiau? Iš anapus Nemuno. Labai puiku. Na ir raudonasis. Raimonda, Zapyškio bendruomenė gyventoja. Labai puiku. Na ir mūsų baltasis komisijos narys, aš manau, kad kai skelbsite verdiktą, parodysite savo labai gražius baltuosius plaukus. Gerai. Renata, atstovauju Braziukų bendruomenę. Čia esu iš Kauno. Labai puiku. Jūs nusišypsot, mums širdį šviesiau, jūs juokėtės ir mums smagu krūtiniai. Mes su jumis gyvenimu pusiau ir meilę, ir džiaugsmu dalyjamės. Jums mūsų darbas, polėkiai, daina, gražus troškimai santakoje gyventi. Tiek kiekviena gyvenimo diena jums būna nuostabi, mažytė šventė. Dėmesio, pradedam ekspromto sesiją. Dėmesio kapitonai, turėsit pasakyti tostą susietą su ekspromto daina. Vertintojai, taip, noriu priminti vertintojams, jog vertinti bus galima viską. Kaip ir sakiau, vertintojas turės vertinti ekspromtų sesijos dalyvį. Kviečiu pirmos komandos linksmučiai Neringa ir Agnė atlikti ekspromto dainą. Prašome prie šio mikrofono. Dangaus
pasirinkto dainą merginos. Nu, tai va ir yra būtent. Tai ką, pakelkime mūsų skruzelynų lapelius už mūsų dainininkes, kurios apie gražutės. Kviečiu trečios komandos Viljamų sopranai Jūratė prie šio mikrofono. Pasakys tostą, apie kągi čia dainavo jos komandos dalyvė. Visos Lietuvos moterys, būkite grakščios kaip bulvės ir nekelkit sparnų į svečias šalis, ar žiema ateis, ar vasara, ar ruduo. Visi žiemokit Lietuvoj ir nesušalkit už gulbės. Gulbelė, gulbelė, paukštelė rami, sparnelė apšalė nutols Vilniumi. Gal plauktum į krantą, kur laukia seniai, tik meilė supranta, kad mes kankiniai papuojame Jūratį puikiai atlikus dainą. Kviečiu penktos komandos, duokim garo Jolitą prie šio mikrofono. Atrodo, neseniai stebėjome Paryžių. Išgirsti tostą šią temą, ar bent jau girdėjote, apie ką dainavo jūsų dalyvė? Šią temą tostą, aš pasakysiu tostą, kokią mes buvom, pakelkime storį linksmių ten tą, pakelkim. Tai prašau, pakelkim dabar tą tostą linksmybių už šitas prasidėjusias linksmybės. Kviečiame ketvirtos komandos atsipūtę hipiai Vilių prie šio mikrofono. Taip, noriu pakelti šią taurę už tai, kad šie akimirką sustotų ir mes laiką sustabdytume, nors trumpam. Už šią akimirką. Kviečiame antros komandos daktarai Vytautą pas mus prie šio mikrofono.